rytas, labas vakaras. Tai va, antradienis, nauja diena. Atsikėliu 5 valandą, taip iš pradžio antrą prabudau toksai. Gal reikia keltis pasižiūriu, savo kaip aфиgenai, apsiverčiau, opa, vėl gerai, vėl smagu. Dabar atsikėliau taip tada 5, pasižiūriu iki mailę, atsiuntė pranešimą vlogė, autorių teisės pažeistos, nors ne ta daina užfiksuota. Normaliai visai. Didžiškai ne tiem dainų užfiksuota ir autorių teisės prikaišė už tai, kad tokia daina yra. Galbūt kokią melodiją iš to remix yra paimta, kad būtent kitai dainai. Na, tai teks jų ištrinti, todėl vakar dienos epizode vienam tarpe gal 30 sekundžių nebuvo jokios dainos. Nes vis tiek reikia, kad rodyti, nes ant ta prasme toks šitą autorių teisės pažeidimas būna, kad jokių banų nieko nebūna, bet negali žiūrėti per telefoną, tik per kompą. Tai nelabai smagu, iš tikrųjų nelabai smagu. Bet taip, draugai, turėkite nuostabią dieną, džiaugitės gyvenimu. Nes jūs esate nuostabūs. Normaliai, ne? Ai, pagalvojus. Kai draugelį nusiunčia iš savo fotografuotino, sako, iš kur? Sako, dar buvom jauni, rūpešių nematė, gyvenimas buvo gražus. Visiškai nieko nesvarstėme. Iš kur dabar gražus gyvenimas, viskas yra gerai, bet anksčiau apie nieką negalvodavom kažkaip. Laikas bėga nesveikai greitai. Tikrai nesveikai greitai. Ne, įdomu. Tik, kad labai lėtai laikas bėga, kai keli epizodą. Ta prasme, ne tai, kad lėtai bėga pats laikas tai žiauriai bėga, kai keli epizodą, bet pats epizodo laikas, tas tada 13 minučių labai ilgai bėga, pavyzdžiui, dabar liko. Na gerai, ką aš noriu dabar pasakyti, tai pasibaigia mokslo diena, yra be 24, pamokų užduota normaliai, matematikos ir anglų. Anglų reikia rašinį parašyti, opinion jesė, kaip sakant, vadinama tokia. Tai kaip rašinys, vas ne, 200 žodžių ir matematikos porą pratimų. Ten daug rašyti, iš tikrųjų spręsti, tai yra ką veikti ir reikia šių dalykus paskui padaryti. Dabar, aišku, eisime dar laukant, kad kažką paveikti, nors kažkiek truputį nesigint sutemsta. Tai reikia vis tiek dar kažką biščiuko nufilmuoti, ko mes dar labai galime, kol dar daug kas nevyksta. Ir žinoma, už tą filmą, pamatysite jau tuoj, gavau 10. Todėl dabar pasidžiaugti šio filmu, kaip sakant, nežinau, pasidžiaugti, tai tiesiog taip, bet pažiūrėkite, ką mes čia sukūrėme, kaip buvo sukurta, muzika biškai bus pakeista, nes vieną muziką įkeli, ten autorių teisės būna pažeistas, tai labai nenoriu to dalyko daryti. Pirmą aukštą. Skalės vaikas. 87 užkėlė mane 4 aukštais aukščiau.
dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantiremo, dorime. O ketvirto aukšto nėra. O kodėl? O todėl, kad nėra jokių rėmėjų. A tai kaip čia taip? Jokių komentarų. Ade. Sakant, biškį padėti šį kūrinį, kurį matėte, nu, kaip sakant, vis tiek galvome, 10 yra svarbiausia. Kaip sakant, Mokytoja yra labai protingas žmogus ir aš jį pasakiau. Nesižiūrėsite, čia nėra jokių žaidimų, mes kaip supratom, tai padarėm, neturėjome jokios merginos aktorės, todėl teko improvizuoti. Todėl Mokytoja labai rimtai viską žiūrėjo iš tikrųjų, labai rimtai. Vis dar paspėk klausiau, kad ten visi juokėsi, Mokytoja užrėkė visada su to taip surimtėjo, buvo klausę tas laikas taip rimtai. Todėl nežinau, jau visai neblogai padarėm iš tikrųjų. Viena darai buvo grupė, kuri buvo padaręs video, tai irgi visai neblogas. O visi kiti taip pristatė, kurie taip pristatinėjo, tai irgi viena grupė iš jūsų nesika irgi pristatė. Maladėts. Iš tikrųjų, kurie nedarė, tai nedarė. Daug kas piešė, kaip sakant, tiesiog, kaip kas suprato, taip pas padarė. Vieną dieną taip pat dažniausiai, kai aš dabar kol kas dar galiu, 4 valandą trenkės vyksta wrestlingo. Parašai, kad gali atvaryti, pasitreniruoti, bet nieks nenori, nežinau kodėl. Ar bijo ar kažkas tokio, bet yra tas dalykas, kad aš nieko neskau. Nu, nenori, nereikia patys kalti, tai jeigu sėdi prie tų kompų ar kažkas tokio. Bet esmė yra tame, kad aš, sakykim, gali čia atvaryti, sakykim, nenori ten kažkavoti, ne, bet, sakykim, nori taip, gal pasinori, bet nenori kavoti. Tai galima nekavoti. Pavyzdžiui, vakar aš vieną tik buvau ir mokinausi grinai dropkikus, pavyzdžiui, kaip normaliai atlikti, nes yra stulpai šitie. Tai jis labai patogu žiūrėti visus dropkikus, nes ta prasme, tu turi tiksliai pataikyti į jį, nes jis nėra labai didelis, bet vis tiek toks tarpas. Nu toks va yra, tai jį pataikai, ir tada normaliai nukrenti mūtų tą pačią. Ir mokinės prie to pačią tas sakymas jau, nes reikia dropkiką darant tiksliai nusisukti, apsisukti, pavyzdžiui, kažkas tokio. Todėl dabar parodysiu, kaip maždaug aš jį darau. Gal irgi blogai, todėl labai nesmerkite, bet pro wrestlingų visgi užsiminėjom. Nėra labai daug trenerių, todėl manome patys tokiais būti. Pagrindas kažkas toks, dabar mes dar kartą pabandyti. Panašiai iš tikrųjų pagrindas dropkiko toks ir yra. Aišku, reiktų gal koją dar pilnai ištiesti, kad ta prasme vis tiek leistum, nu, kad grindinį labiau, tai tada normalį negrūtum. Žodžiu, esmė tame, kad mokiniesi tokius dalykus pabiški ir paskui atidirbi. Aišku, ringė būtų visai kitaip, bet visai nieko norėtų iš tikrųjų taip ringė pro wrestlingų užsimti, nes būtent tam pro wrestlingo ringė, nes taip aš esu ringė kovojęs kickboxo ringė, aišku, jie labai panašus, bet ten 4 virvės, kitaip biški kampai padaryti, panašiai kaip Japonijos gal tam šitam, nes tiek ten tokie va kaip čia pas mane. O pro wrestlingo buvo tokia tarpeliai, tai nu biški kas skiriasi, tos virvės įtempimas kitoks, bet panašumų yra, bet tiek. Norės taip pačiu pro wrestlingu užsimti, o ne kickbox, nes kickboxas rimtai daug žaisti, taip stipriai, o pro wrestlingė, pro wrestlinė. Ir todėl dabar truputį apie jį dar pakalbėsime. Šiandien tema wrestlingas maždaug, ar kažkas tokio, nu žodžiu, visokios temos pas mus būna, bet esmė dabar tokia. Turiu daug ką parodyti, bet aš bandau stengiuosi kurti ir kaip man šiandien aš taip kuriu. Tikiuosi jūs suprantate tai. O dabar džiaugiu daug biškų ravą, ryte atskėlęs, 5 kelios, tai rava rodo nuo 3 nakties iki 6 ryto. Tai va, atskėliau, ravas rodo gerai, sportavau, ko aš šiandien dariau ryte. Ten visokius patimus, apspė non-stop, kokia yra ten YouTube ras galima. Bet tai kaip paprastesnis savo svoriu, nes tiek net aš jokių svorių. Wow, kaip aš atrodo, net aš jokių svorių, tai vis tiek. Padariau tos pratimus, tada įsijungiau Daravą pažiūrėjau. Žiūrėjau tai Kevin Owens, tą Kevin Owens kryžieriuką prieš Roman Reigns. Ir galvojau, kad Romanas laimės, nes visi žinojo, kad tipo jau tas Romaną bando WWE paversti Big Guy'um, bet kryžieriuką laimėjo. Todėl tai yra didžiulis respektas ir šaunuoliai, kad tai padarė. WWE gal taip ir darė specialiai, nes visi žinojo, kad tipo bus labai nuspėjama, Romanas laimės. Kažkaip nebuvo to tokio rimto tokio, kad bet kadangi kryžieriuką laimėjo, tai tikrai visi buvo patenkinti tuo, nes visgi ne Roman Reigns. Kodėl taip visi nemėgsta, nežinau. Taip gal ir neblogas žmogus kaip kovotojas, ta prasme kaip asmenybė, bet
Ne taip WWE pertikėjai, tiesiog ne taip. Pasirodė Shawn Michaels. Switchy Music, Heartbreak Kid. Diek, tai taip sakė. We have 2 words for ya. Ir taip, sakė, visi rėkė. Wow, o ne veltui sakė. Ir tik tai, opa, tas toks malonumas iš viso. Aš negaliu. DX buvo mano komanda, su kuria aš išaugau, ta prasme DX. Shawn Michaels, Triple H, John Cena buvo tie, kuri karta buvo ta Attitude Era, kaip sakant, vadinama. Aš jie visoje mačiau visą tą erą. Ir buvo pati nuostabiausias dalykas mano gyvenime, kaip sakant, pats nuostabiausias, nes ko tik tai nebuvo. Tobula. Ir dabar kalbant apie kitus dalykus, pavyzdžiui, apie Lietuvos biškį tuos visus dalykus, fanus ir panašiai. Šiuo didžiulė pagarba tiem lietuviškiam pro-wrestlingo puslapiam, ta prasme, kurie taip visas tas reklamas kelia, ta prasme, reklamas, ta prasme, viską tą kailę, viską iš WWE, viso pro-wrestlingo, visas kelia naujienas, viską tikrai nuostabu, kad pasižiūrėti tos dalykus, tikrai aš beveik visus puslapius sekiu, kurie ten yra populiaresni, rimtesni, kurie tikrai dirba ar kažkas tokio, tai didelė pagarba jiems. Jie daug nieko neturi, ta prasme, tenai jiegi neuždirba, beveik nieko, nežinau, iš ką ten uždirba tenai, tiesiog nebent, tai kad tas, kaip sakant, puslapio pastatymas, nebent paskui už didelius pinigus galės parduoti ir kažkas tokio, jie labai rimtai daug ką pasieks. Arba taip, pagalbas, kai reikės, pavyzdžiui, bus pliusas, bet vis tiek. Tikrai aš noriu, kad tai daro didelę pagarbą. O Lietuvoje yra tų fanų, reiškia, įmanoma Lietuvoje išplėtoti per verslingą. Tai smagu būtų atidaryti šią kampaniją. Iš tikrųjų yra verslininkų, kurie taip netyčia gal užsuks šitą video pažiūrės, netyčia kažkaip, ar kažkas tokio yra pažįstamų, kurių kažkas įpažįsta, ar kažkas tokio, ar žino, kažkaip nežinai. Bet tu yra toks dalykas. O, papa. Biškai nušokame dėl temos. Verslininkų, tai jūs susidomėjote, galim bandyti kažką sukurti gero, nuostabaus ar kažkas tokio. Toliau, jei Lietuvoje yra tokių wrestlerių, nu tokiam, kuriam patinka tas dalykas, tai norėtų biškai plėtoti ir kažkas tokio. Ir turi galimybę, sakykime, atvykti karts nuo karto, padaryti tos mečus, kažkas tokio, tokius rimtesnius dalykus, tai padarome taip. Kaip sakant, kontest ar kažkas tokio, konkursą ar kažkas tokio, pavyzdžiui, ne? Labai elementarus konkursas. Tiesiog, man reikia pamatyti, ar jūs bėgate kamerą ar ne. Paimat ir turite galimybę, nufilmuojate tą video ir numetat į komentarus. Tai paprasta. Mes pažiūrime, atrenkame, pakviečiame. Ir asmeniškai vieną dalyką padaryti. Pavasarį teisės laikysiu. Ko pabaiga man 18. Pavasaris, tai pavasaris, visas šitas dalykas, ne? Tai per pavasarį reikia teisės laikyti visas. Tada bus taip, jei tikrai matysiu, kad yra potencialas, kurie norėtų, pavyzdžiui, jei negali tikti, ne? Bet padarysime taip, kad jei jūs turite batutą, ar tokią vietą, kad galima kovoti ar kažkas tokio, aš labai noriu prie mūsų prisijungti ar kažkas tokio, aš galiu padaryti tokią kaip ar atrakciją arba akciją, kad aš paimu, atėdu savo kovotais, kamerom ar kažkas tokio, ir atvažiuojam pas jūs į namus ar į tą vietą, kur jūs norite, ir mes ant padarom mačą. Čia ateičiai, draugai, pasiūlymai ir aš susidarysiu. Ir dabar toliau kalbam, dar apie giveaways ir kažkas tokio. 3 dabar daiktai dovanojami, bet tai prisijungs 4 dalykas. Kaip sakant, šis giveaways veiks ištisą laiką. Rinksime kas mėnesį po vieną laimėtoją. Dėl sėkmės. Visą laiką reikite visi dalyvauti, spausite tą linką, šisai va viskas vyksta. Jums padės tai, jei norite, aišku, laimėti kažką. Ir kitas pliusas, kuris bus, aišku, aš pranešiu, tada išmesiu video tą visą dalyką, nes vis tiek vienas iš žmogus įsekė, kuris turi tokią kaip pirminę kampaniją ar kažkas tokio. Su žaidimas ar kažkas ten susiję, nu, pardavinėja žaidimus, tai Steamo ten legalius tik normaliai, kiek aš bent jau žiūrėjau. Tai va, jis parašė, duodu tą fanam, kaip sakant, nu šitiem vadinamam mūsų draugam, vieną žaidimą, kurį tik nori išrinkau patį brangiausią, GTA 5. Tai va, online visą galėsite žaisti, Steamas, viskas normaliai, įdėkėjus, viskas yra labai gerai. Jei norėsite jo, todėl dalyvaukite tam konkurse, galbūt laimėsite. Tai bus 4 arba 3 dalykas, nes tas paslaptingas dalykas yra tas daiktas kitas, kuris laiką bus pridėtas. Todėl pamastykite, draugai. Galite paslaptingų daiktų daug labai išaugti. Todėl bus matyti. Todėl sėkmės, draugai, sėkmės. Tikrai, siūlau šimtai daryti ir dabar biškį pasitreniruojam. Nieks netarė, nieks neprisijungia. Reikia visgi pro-wrestlingas, reikia biškį pasitreniruoti. Kliupam tų biškių, pradėjau biškį pašakinėjau, taip, čiut, porą minučių, gal, ne porą minučių, gal 10 minučių pašakinėjau. Taip jau kamerą arčiau vėl įjungti, nu taip jau parodyti visų momentų, panašiai kaip kovočiu, šakinėjau. Tai bam, žiūriu, ateina. Tu kovotai, Dominikas Saureko taip žiūrėjo ateina. Pakalbėjome iki 5:04, tai visas ir sutema, tai labai jokių judesių nieko nepamatė. Bet bent jau pakalbėjom su buvusiais, nežinau, ar dar esamais, bet kurie anksčiau kovodavo, tiesiog pakalbėjom tai biškį.
Užlipam būtų, dviese paškinėm sureko. Čiūčiut ir nedaug. Jam ten akis biškiau pop, tai nekavojam. Taip galbūt biškiukai pakavoja dar. Bet aišku, nesvarbu. Iš tikrųjų, susireguliuotume mitybą, tada būtų labai gerai, bet pas mus mitybą, tai žinote, kai va tokie dalykai. Tai kažkaip, aišku, mat, nevalgo dabar, bet aišku, viskas yra gerai, mes sortuojame kiekvieną dieną, taip normaliai viskas, džiaugiamės irgi gyvenimu, biškiuką pasimėgaujam, todėl to pačio jų pagrindo visiškai nulėto kūno neturime, dėl to, kad vis tiek tas body fatas vadinama biškiuką vėl užauga, jis vėl nusiema, vėl nusiema, todėl taip ir gaunam, bet viskas yra labai gerai. Sakant, sportavau, iš tikrųjų gerai jaučiu presą, ta prasme tasai V pratimas, V-cut pratimas, tas vadinamas kaip kelias ištiesęs rankas ir kojas, tai žiauriai kerta, iš tikrųjų žiauriai kerta, geras pratimas. Taip, dabar jau yra 8 valandos. Viskas padaryti, iš tikrųjų, ramu, gera, smagu. Reiks dabar, aišku, matai, biškuosmės. Reiks dabar eiti sudėtinį šį epizodą. Taip, žinau, epizodas tikrai nebuvo geras, bet tai yra normalu. Pažiūrėkite, koks buvo šuolis, mes tikrai daug epizodų padarėm, tikrai neblogų. Pavarėm visą savaitę nuo naujų metų, kai dėjom, iš tikrųjų visi epizodai buvo visai neblogi. O dabar vėl toks biški pum. Bet visokių dienų būna, visokių reikia, ne, pavyzdžiui. Bet viskas yra tiek labai nuostabu. Gyvenimas yra gražus. Jūs tiek nuostabus, jūs tiek žiūrite mane, jūs nepaliekate, aišku, daug kas ir paliek po šio epizodo, čia yra kažkas tokio, bet viskas yra labai gerai. Mes turime temą. Rytoj gal bus kokia vėl kita tema. Sakant, ką aš galiu, tą aš padarau. Aš stengiuosi ir jei kažkam nepatinka, nesvarbu. Jei kažkam patinka, gal labai gerai. Aš esu dėkingas tiems, kam žiūri, ir esu dėkingas tiems, kas bent jau paspaudėte prenumeruotų mygtuką, nes tiek. Bent jau kažkiek kylame tais YouTube laiptais, nors ir kaip bus sunku, bet viskas yra labai gerai. Džiaugiamės gyvenimu, draugai, džiaugiamės gyvenimu. Ką aš su šito noriu pasakyti, kad laukia ilgas kelias. Tikrai laukia ilgas kelias ir tikrai bus daug nukritimų ir daug atsistojimų. Visko bus. Tai yra labai gerai. Ačiū, draugai, kad žiūrėjote, susitiksime toj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais. Taip, atsiprašau, kad vakar epizodas vėlavo, tikiuosi šitas nevėlos, nes audio teisės kaip pažeidžia, tada išvarai mokyklą nebeturiu kaip ir kelgi. Tada vėl per naują turiu eksportinti, panašiai tai būna, o grūzas. Nu, nieko nepadarysiu, viskas gerai. Epizodas vakar tikrai buvo dar neblogas, galite nueiti pažiūrėti, aš siūlau nueiti pažiūrėti epizodus, kuriuos tai nematė. Nes kai kurie tikrai yra geri, aišku, kai kurie yra prasti, bet jei norite daugiau manęs kažkas tokio, tikrai nueikite pažiūrėkite ir ką aš kalbėjau, iki draugai. Nepamirškite, aišku, nueiti ir giveaway. Ir žinoma, pasidalinsiu draugais to giveaway. Tebūnie nežiūriu mano kanalą, bet galbūt laimės, jei norite, kad ir laimėtų ir utena būtų tobulesnė. Iki draugai, prenumeruokit, nori, prenumeruokit, arba sieks sąsvoje. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. I guess I see you somewhere.